baigėsi 87. Aš galėdavau padirbėti per dieną tik 2 valandas. Ir 2 valandas paskaityti. Ir 4 valandas ar 3 pažiūrėti televiziją. Man turbūt akių gaila. Taip rytas prasideda. Malda, paskui toks pasivaikščiojimas, paskui gimnastika. Vaikštau čia ten ir atgal 20 metrų, 50 sykių, tai kilometras išeina. Pirmas mano apsakymas, nauja mada, atspausdintas Vienybėje 30 metais. Tada tą Vienybę redagavo poetas Kazys Inčiūra. Aš ką tik buvau atvažiavęs į Vilnių ir pradėjau studijuoti. Matyt, jau aš pradėjau landžioti redakcijas. Nes jau po to, kai aš jau atsiradau Vilniui. Bet tai dar nebuvo tikras debiutas. Tikras debiutas buvo 33 metais. Skinimų žurnale buvo atspausdinta mano apysaka pirma. Nenuoramos dovana. Bet tas debiutas buvo ir labai dramatiškas. Tie skinimai buvo su visų mano debiutų konfiskuoti, bet ne dėl manęs. Sruoga ir Krėvė parašė 2 piktus straipsnius prieš tautininkus. Čia aš sužlugau, bet nuo to momento aš pradėjau, apsakymus pradėjau šitą. Ir pirmiausia apsakymus pradėjo man spausdinti šitą Naujoji Romuva. Ten yra koks mano 17 apsakymų. Ir vienas apsakymas buvo toks, pasakyčiau, kada rašytojas tampa moralistu. Aš parašiau apysakaitę, pavadintą Auksinė žuvelė. Ir ten įrodinėjau, kad šeimos griauti negali. Kad tai yra šventovė, nors gyvenime tos šventovės labai nesilaikoma, žinoma. Krėvė, Sruoga, Vaičiulaitis, Gricius, Radauskas, Amblickis, Kirša, kuriuos aš pažinojau ir su kuriais draugavau. Su Radausku aš pusę metų gyvenom vienam kambarį. Tai toks pasiutėlis buvo. Jis nesivaržydavo, kad jeigu jam kas nepatinka. Jam ne mūsų literatūra rūpėjo, jam Maironis nepatiko. Jam nepatiko Puškinas, kadangi jis senoviškai rašo. Šitą. Mažai skaitėm, Vaičiulaitis, Vaičaitis, tai jo labiau jam nerašytojas. O kai mano ta, kur aš sakiau, išėjo, buvo atspausdinta ta Nenuoramos dovana skinimuose. Jis perskaitė man koridorių, sako, tai va, sako, atėjo į mūsų literatūrą naujas geras rašytojas. Aš čia ir pasigiriu, ir taip iš tikrųjų jis pasakė. Su Kirša susipažinau todėl, kad jis buvo kažkokios nedidelės leidyklos recenzentas. Aš ateidavau pas į Lietuvos Aido redakciją, jau mes pažįstami ir aš, kaip aš gerą pažįstamą, ateinu pas jį su tuo savo žygyje. Ir visą pamanykit, pervarė visą romaną, tai nelabai buvo madoj, visą tokį milžinišką romaną pervaryti per dienraštį. Jis, kadangi čia tema tokia buvo patriotinė, mūsų Klaipėdos krašto netekimas. Kadangi mes visa tauta jau buvo tada pavojai. Jau žygyje, tauta žygyje jau buvo. O
pats vaisingiausias laikotarpis tai buvo 36 ir 38 metai. Per tuos 2 metus išėjo mano 4 romanai. O iš viso mano knygų tai yra 9. Recenzija Mykolaičio. Aš irgi nepažinojau Mykolaičio, bet jis kasmet darydavo metinę apžvalgą leidinių. Ir 38 metais, jau mano jaunystė prie traukinio išėjusi buvo, jau recenzijos parašytos, visos. Ir Mykolaitis, tarp kitko, kalbėdamas apie mano jaunystę prie traukinio, sako, Hamsuno ir Jankausko talentai giminingi. O tuoj tas mano laikotarpis ir pasibaigė. Karui užėjus, aš buvau nuo literatūros visai atstumtas. 40 metais jie man padarė priekaištą, kad aš tyčia susilietuvinau pavardę, pasivadinau Janoniu, kadangi su savo pavardę negalėjau pagarsėti, tai Janonis čia atsirado jau naujas, vadinasi. Ir atsimenu ano meto, ar tai buvo Pergalė, ar kas, buvo straipsnis apie mane. Pavardės nesakysiu, kas parašė, bet straipsnis toks triuškinantis. Maždaug tokia situacija. Vat Kazys Jankauskas nemokėjo pagarsėti su savo pavardė ir štai jau išėjo jo knyga, jis pasisavina mūsų tarybinę poetą pavardę. Vyt Jankauską iš literatūros. Išbėga bolševikai, ateina vokietmetis. Aš Šiauliuose mokytojauju. Nuo 41, kai jau nebegalėjau rašyti, iki 45 aš mokytojas jau pasidariau. Vieną kartą atsimenu, Radauskas čia atvažiuoja, jie su Brazdžioniu 44 metais iš Kauno į Liepos mėnesį, aš leidžiu antrą varpų numerį, skiltinę korektūrą, jie į literatūros vakarą atvažiavo. Čia paskui prisidėjo Kirša, vietiniai literatai. Ir Radauskas man sako, nuvesk mane į spaustuvę. Noriu pažiūrėti, ką tu ten spausdini. Ir jis skaito, kad įdėta yra Ališas. Kažkokios žaiskūnikas ar kad eilėraščiai Ališo įdėti tarp kitų, tarp gerų, tarp Radausko, tarp kitų, tarp Mykolaičio. Tai jis man sako, žinai, kad tu tos eilėraščius išimk, o ne tai aš savo atsiimu. Radauskas man sako. Nu, aš tokiais momentais tai aš tyliu. Nėra ką sakyti, arba į konfliktas, vadinasi, arba tylėti. Kažką numikiau, o po to žmonelė padarė po literatūros vakaro, kitą dieną padarė pietus namuose. Atsimenu, Kirša buvo, Radauskas buvo, Brazdžionis buvo, radijas kalba. Dėmesio atidarytas antras frontas. Anglijoje amerikiečių kariuomenė keliasi į Prancūziją. Radauskas pašoka. Nutvėrė savo tą siuntinuką į portfelį. Pasakė, nu jūs kaip norit, o aš turiu važiuoti. Ir aš paskui žiūriu, dingo Kirša, dingo Brazdžionis. Ir sėdėme su mama prie to stalo, jau jie tik vieni du. Nu, matai, sakau, nebėra mūsų visų šitų draugų. Ir tai buvo jau skyrybos. Ir jau daugiau Radausko nebemačiau.
redaguoju Varpus. O Kirša tai aš redaktorius, o jis mano pavaduotojas tame Varpuose. Ateina jis man sako, nu, sako, prisiskaičiau aš tu tavo geležinkelietiško apsakymų ir, sakau, dabar jau baigiu kurti eilėraštį geležinkelietišką. Ir cituoja man, prie geležinkelio būdeliai gyveno senis ir senelė. Ir tas eilėraštis jo yra šitame Varpuose atspausdintas. O išsiskyrimas tai buvo nekolegiškas, kaip kartais būna. Ir pagalvok tu man susitikti tokią dieną, kai jis jau buvo susiruošęs išvykti. Paklausiau, nu tai kaip, važiuoju. Jau šiandien aš išvažiuoju, ar šiandien, ar rytoj. Nu sako, tai tu paimk po vieną egzempliorių Varpų. Pažiūrėjo tas mano gerasis kolega į mane ir atrodo po to savo pasakymą ir nuėjo į šalį. Nežinau, jis per ranką paspaudė, neatsimenu. Bet jis man pasakė, o žinai, kad aš geriau 2 kilogramus lašinių paėmus. Tai taip mes neliteratūriškai atsisveikinam. Viktoras Katilis. Susipažinau su Katilium Tūbelio viloje. 45 metais pabėgo Tūbelis. Į vilą įsikūrė rašytojai Simonaitytė, Jankauskas su šeima ir Katilis su šeima. Mus jungia literatūra, polinkis į literatūrą. Mes tą patį matėm literatūrai vienodai. Kad ir nesutardami politiškai buvom draugai. Aš mokytojavau ir redagavau Varpus. O tas mano redagavimas to ir baigėsi, kad kai bolševikai grįžo, tai jie man įsiūlė 25 metus už tos Varpus ir už tos apsakymus, ką aš vokiečių laikais rašiau šitą. Ir kai grįžo 45 metais, man pasisekė iš Šiaulių pasprukti, jie būtų jie mane Šiauliuose, į Kauną. Ir aš čia leidykloje dirbau 5-6 metus leidykloje. O leidykloje, kai dirbi, tai ir valdžia tarybinė, tai turi pasirodyti tarybinis. Ir aš išleidau, 48 metais išėjo mano apysaka Beržėnų stoties Kurikas. Tai 2 jauni rašytojai, tarybiniai jau, parašė recenziją labai piktą ir pavadino tą mano apysaką senas kūrinys naujuose rūbuose. Na, kai paaiškėjo, kad aš tarybiškai nemoku rašyti, tai tada mane į lagerį paėmė. Iki 55 aš jau lageryje. Išlikau, kad žmona mane prižiūrėjo. Be žmonos aš ten būčiau žuvęs arba mažiausiai be dantų būčiau grįžęs. Žmona, turėdama 2 vaikus ir motiną seną, turėjo man siuntinius. Turbūt jinai man buvo per gera. Už tai jie anksčiau už mane mirė. Už mane jaunesnė, ji man atidavė viską. Aš grįžau iš lagerio 55 metais ir man tada pirmininku buvo Mieželaitis, rašytojų sąjungos pirmininku, ir jis privertė Vagą, kad išleistų mano rinkinį. Ir Vaga pasistengė, jį išleido mano Krito kaštonai.
O apie tos kaštonus recenziją parašė kylanti kritikų žvaigždė ir pavadino neperžengti kūrybos slenksčiai. Ir po tokios recenzijos mano šitų kūrinių 25 metus nespausdino. Vėl ta pati istorija. Nepataikė, čia vėl ta recenzija sukliūdė. Nedrįso leisti, kaip čia leisi, kad tokia neigiama recenzija. Žmogus, kuris neperžengė literatūros slenksčių. Koks iš jo rašytojas? Žengia ir negali peržengti. Ir tik tai 84 metais vėl pradėjo eiti mano knygos čia. Ne pirmas kartas, trilogija, paskui Žvaigždėtas dangus, Dvi galaktikos. Atgal 84 metais, kur, klausykit, susirinko beveik visą valdybą, žinai, ar 20, ir kągi, taip rankas spaudžia, o taip tai nematydavo gatvė, kad tik aš grįžau iš lagerio, tai nesisveikindavo, susitinku vieną kartą gerą pažįstamą priešais einantį, aš einu su žmona, tai jis į telefono būdelę įsprūko, atseit jam kažkur skambinti reikia, kad nereikėtų pasisveikinti. O čia susėdo visi ir visi vienbalsiai nubalsavo priimti. Aš ir dabar dirbinėjau, aš pripratęs rašyti stalčių, aš ir dabar rašau. Ir niekas nežino, kada žmonės pasigės dvasios peno. Niekas nežino.